Turėjom svajonę, didelę, gražią, tuo metu atrodė visiškai neįgyvendinama. Surinkti masiniam scenam savanorius. Mes sulaukėme be galo daug skambučių žmonių su savo istorijom iš 1972 metų. Gavom laiškų, man atrodo, šiuo metu žmonių, kurie norėjo filmuotis filme daugiau negu 2700. Pagrindinis įvykis yra demonstracija. Kino video archyvų nėra išlikusių išeitinių, yra išlikusios kelios nuotraukos. Ir mano asmeninė ambicija buvo tiesiog atgaivinti tas nuotraukas. Tada perpasnė šitas dryžuotas megztinis. Taip, mergina. Aš norėjau atstatyti rakursą, kryptį, dekoracijas, netgi fone esančius dūmus. Mes specialiai įdėjome, kad tai būtų maksimaliai atgyjusi nuotrauka, kuri yra tokia šventa, neliečiama ir neginčiama. Ateis iki judesio. Gerai, tai tu nori prie Moskvičiaus. Gerai. Už Moskvičiaus turi būti 10 metrų. Dabar kaip stovit, prašysiu visų atsitraukti, kad mūsų pirmoji eilė... Buvo akimirka, kada dingo visos kameros ir atrodė, jog tai vyksta dabar. Kad tai iš tikrųjų atgimusi tikra scena iš to laikmečio. Ei, mergaitė, taigi ne į tą pusę eini, einam su mumis. Ką aš čia besidėčiau ir bešnekėčiau? Niekas nenupasakos to jausmo, kai tu stovi Laisvės alėjoje ir žygiuoji milžinišką minią, skanduodama Lietuva bus laisva. Jokie žodžiai negali to jausmo nusakyti. Kai jie užskandavo, tie žmonės, kokie 500, ir nuo Laisvės alėjos sienų pradėjo atsimušinėti tas Lietuva bus laisva. Jaučiu tik tai visi plaukai ant kūno, tik tai atsistojo ant galvos, tik tai akys sudrėko. Aišku, buvo ir didžiulis malonumas ir įkvėpimas ten tarp jų ir nardyt tą sceną, vaidinti susitikimo pirmojo su Dieva. Kad atvyktų tiek daug žmonių, kurie norėtų prisidėti tą mažą dalelę prie tokio projekto, tai buvo labai, tai sudarė didžiulį įspūdį. Kodėl prisijungė skautai? Manau, todėl, kad skautai, jauni žmonės, labai norėjo pasinaudoti tą laiko mašiną, persikelti į praeitį ir suprasti, kokia buvo dvasia, kuri suteikė drąsos mūsų tėvams okupacijos metu, gresiant priespaudai, bijant susidorojimo, išeiti į gatvę ir šaukti apie laisvą Lietuvą. Tai aš manau, kad tos istorijos pamokos, kas buvo čia filmavimo aikštelėje, labai gerai pasikartotos. Tai yra unikali galimybė tiesiog prisidėti prie tokios idėjos, kuri tiesiog padeda atskleisti mūsų praeities, mūsų tėvų, senelių išgyvenimus. Norėjosi palaikyti tą idėją, prisidėti prie tokios gražios režisieriaus, tokio gražaus režisieriaus sumanymo, kad jisai būtent sugalvoja atkurti tuos įvykius. Tai yra apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos herojų, apie kurį, manau, turi kiekvienas žinoti, jauni žmonės taip pat, ir įpinama meilės istorija, kuri padarys filmą dar populiaresnį ir, manau, tai padės apšviesti mūsų jaunimą. Tiesiog tokie filmai, manau, skatina tą vieningumo pojūtį ir kažkiek galbūt pilietiškumą, ypač jaunų žmonių tarpe. Kai reikia skanduoti už tą laisvę, to šūkius, tai virpuliukai eina per kūną, bet smagu. Laisvė, man atrodo, yra kiekvienai kartai aktualu. Tiek senam, tiek jaunam. Būtent, man lygiai taip pat atrodo. Aš ir sąjungų šaulių priklausau, tai man kažkaip čia yra toksai
jėga dalykas. Viskas pasaulyje vyksta ten nežmoniškais tempais ir nežinia, kaip bus, ar būsim laisvi ar ne. Kitą dieną galim būti nebelaisvi ir mums gal reikės išeiti gatves ir kovoti. Teko susipažinti filmavimo aikštelėje su moterimis iš Panevėžio, iš Kaišiadorių, iš kitų miestų buvo suvažiavę. Tiesiog man taip atrodo, kad tas filmas subūrė labai daug Lietuvos žmonių. Kai buvo už sekmadienį matuotis kostiumą ir kai suėjo kauniečiai, savanoriai daugiau negu jų reikia ir kaip jie atidavė tą energiją ir kaip šaukė laisvę Lietuvai, tai kažkoks toks prisiminimas tų dienų ir tų žmonių, kurie aukojosi šitam reikalui. Na ir padarykim gražų filmą, tai laukiam jūsų ten, ačiū. Mes turim branginti ir vertinti, kad mūsų žmonės yra tokie atsidavę ir šilti ir tikintys ir norintys prisidėti. Ir aš manau, kad jie taip pat gavo kažką atgal. Smagu, jo, čia visi nukentėjo, gavo ir iš bananų, pati gavau į galvą, bet smagu vis tiek. Džiugina tie tūkstančiai žmonių, kurie susirinko į filmavimą. Net, taip sakant, ne realioj situacijoje jie susivienijo. Jie buvo kartu, jie buvo už laisvę. Kai viskas sušalia per geležinį speigą, visada būna tie, jie vieniši ateina, nusidrasko rankas į ledą iki skausmo, pramuša eketą, kad kiti nusipraustų. Matyt, tai tikrai nesvetima ir aš manau, jeigu atsitiktų kažkas panašaus dabar, lygiai tas pats būtų kaip su Sąjūdžiu, reiškia, 87-8 ir vėliau, reiškia. Neabejoju, kad tikrai tai būtų. Dėl to tas laisvės troškimas žmonėse dega ir jisai visada degs. Kai viskas išdegė, jie pelenais eina, visada būna tie, jie vieniši ateina, rankos dega ugny 1000 kartų, kol atgasa šulinį, kad kiti atsigertų. Ar tu esi tas, ar tu esi tas, sužalotam rankom? Ar tu esi tas, ar tu esi tas, sužalotam rankom? Aš kaip perskaičiau laikraštį, tai dar ir dabar jį turiu. Ir vėl perskaičiau ir galvoju savo, kad aš tik prisiskambinčiau, kad aš tik pakliūčiau, ašgi noriu dalyvauti ten. Mano anūkas sako, močiutė, tu tik 3 savaitės po operacijos, stimuliatorius tau įdėta, tu neiškentėsi ten. Sako, ten visą dieną. Sakiau, nesuk man galvos. Aš turiu dalyvauti.